Sveiki visi. Penktoji mūsų diena Barselonoje, Salou miestelyje. Tai esu dabar paplūdimyje ir norėčiau papasakoti šiek tiek apie pačią Barseloną ir apskritai apie Ispaniją, būtent apie gyventojus. Tai šiaip Ispanija, gal sakykim taip, grįšim šiek tiek prie matematikos daugiau pateiksiu tokių skaičiukų, gal jie visai įdomus pasirodys, pasistengsiu su kažkom palyginti, kad būtų šiek tiek aiškiau. Tai Ispanijos gyventojų tankumas yra 91 žmogus kvadratiniam kilometre. Tai yra mažesnis toks rodiklis nei daugelio vakarų Europos valstybių, tačiau, pavyzdžiui, Lietuvoje šis rodiklis siekia 43 žmonės kvadratiniam kilometre. Tai Ispanijos teritorija yra apgyvendinta iš esmės 2 kart tankiau. Ispanijos gyventojai po šalies teritoriją yra pasiskirstę labai netolygiai. Išskyrus šalies sostinę Madridą ir jį supantį regioną, daugelis tankiai apgyvendintų teritorijų yra išsidėsčiusios palei krantą. 2016 metais Katalonijoje gyveno apie 7,44 milijono gyventojų. Tai tam regione, ne? Šiek tiek daugiau negu 7 milijonų. Tankiausiai gyvenama Viduržemio jūros pakrantė, ypač Barselona ir apylinkės. 20 amžiaus antroje pusėje į kraštą dėl geresnių pragyvenimo sąlygų atsikėlė daug gyventojų iš kitų Ispanijos kraštų. Katalonijoje pagrindinės vyraujančios tautos katalonai ir ispanai, taip pat yra prancūzų, oksitanų, atvykėlių iš įvairių Europos ir pasaulio kraštų, ypač Barselonoje. Ispaniškai kalbančių Katalonijoje yra šiek tiek daugiau nei 46%, o kataloniškai apie 37%. Tai ispaniškai šnekama daugiausia didmiesčiuose, Taragonoje. Čia netoli šio miesto esame kaip tik ir įsikūrę mes, o kaimiškose vietovėse, mažose miesteliuose vyrauja katalonų kalba. Iki 1946 metų katalonų kalbos vartojimas buvo ribojamas, tačiau nuo 20 amžiaus pabaigos ši kalba vis plačiau įsigalėjo šitam regione. Tai kai bendraujam su žmonėmis, ten parduotuvėse ar kažkur kitur, tai turbūt sunku mum atskirti, ar mes ten kataloniškai bandom susikalbėti, ar ispaniškai. Mes aišku stengiamės angliškai susikalbėti, bet kai mus kreipiasi arba ten bando kažką paaiškinti, galbūt ko nors, kai paklausime, tai čia sunku mums turbūt ir nujausti, kokia ta kalba gali būti. Beje, Barselonoje gyvena šiek tiek daugiau nei 1,6 milijono žmonių ir tai yra antrasis miestas pagal dydį Ispanijoje, tarp kitko. Daugiau gyvena tik Madride, kur gyventojų yra apie 3 milijonus žmonių. Tai galima sakyti panašiai tiek, kiek visoje Lietuvoje. Ir čia yra vienam mieste. Tai tiek būtų apie gyventojus šitame epizode. Sėkmės visiems ir susitiksim būtinai kitam video. Iki.